Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė toliau tęsia pasiruošimą Europos čempionatui mūsų šalyje. Sportininkai derina krepšinio ir fizinio rengimo treniruotes. Vertinu gerai, aš manau, kad dirbame sunkiai, bet tuo pačiu teisingai reikiamą kryptimi. Aš manau, kad mes stiprėjame, tai jaučiasi. Mes tobulėja tos mūsų fizinės savybės ten, kurie mes jas tobulinam ir kurias lavinam. Nors dar aišku, tai nėra tas momentas, kur dar visi labai gerai jaučiasi, vis dėlto tai yra krūvių fonas. Aišku, dar ir paskauda ir raumenis, ir tas nuovargio fonas yra, bet tai yra planuota. Pasiruošimo procesą trikdo nedidelės traumos. Kol kas visą jėgą sportuoti negali Marijonas Petravičius ir Mantas Kalnietis. Abu žaidėjus pristabdė tą patį problemą patempta kirkšnis. Petravičius jau nuo stovyklos pradžios dirba pagal specialią programą, tačiau jam kasdien didinami krūviai. Aukštaūgis šiuo metu sportuoja 50% pajėgumu. Jūs užmirškite atmosferą komandoje. Aš sakau, aš rinktinėje esu nuo 97 metų. Jūs kažko vis ieškote, visi jūs, žurnalistai. Atmosfera Lietuvos rinktinėje buvo nuostabi 97-ais, buvo 2001, kada gavom iššikną gerai. Ir dabar jinai nuostabi, jinai vis laiką bus nuostabi, mes taigi iš to pačio molio esam. Aš nesuprantu, ko jūs dar norite iš tos atmosferos. Bus jinai gera, pralošim jinai bus gera, išlošim jinai bus gera. Tai nebus kažkas įtakos mūsų tam pasirodymui, jinai vis laiką yra gera. Po truputį įsivažiuojam. Kiek kas buvo padirbėję prieš stovyklas, matosi, kad, sakykime, dirbėjo visi ir dabar po truputį įsivažiuojame ir, sakykime, kuo toliau tuo lipam į tą kalną, sakykime, bandom pasiekti tą formą ir manau, kad dirbam tolygiai, naudingai ir manau, kad turėtų viskas būti gerai. Kol kas dirbam rimtai, kaip pasakyti, matot, nuotaikos darbinės, atmosfera tikrai gera. Manau, kryptingai judam tą teisingą linkmę. Labai daug didelių ir visi nori papulti ir aš net logiškai negalėčiau pamąstęs atsakyti, kas papuls, kas ne. Šiuo metu, aišku, ne visi vienodai atrodo, bet dar kaip ir pradžia. Bet manau, kelios tos draugiškos varžybos treniruotės paskui parodys, kas vertas papultas ir papuls. Manau, treneris čia tikrai neturi kažkam uždės pliusų ar minusų. Žiūri komandos rezultatus, kas bus tuo metu stipriausias, manau, tą ir paims. Treniruotės jo, tokios ganėtinai intensyvios. Dabar tokia pirma diena, kada jau jaučiasi ta truputį jėgelė tokia iš tikrųjų ir toksai noras krepšinio, aišku, yra didelis ir dabar po truputėlį jau kaip ir žinom paskutinę treniruotę lauke Manieže, tai prasidės daugiau jau krepšinio šlifavimas, taip kad visi, aišku, laukia, visi nori jau krepšinio. Lietuvos rinktinės strategas Kęstutis Kemzra teigia, kad po pirmųjų draugiškų rungtynių kitą savaitę atsisveikins su 2-3 krepšininkais. Pasak specialisto, didžiausia konkurencija tarp aukštaūgių. Gediminas Žygelis, Vaclovas Gedvilas, Sportinės žinios plius, Klaipėda.